pirm pristatysiu. Labą dieną. Pristatau Plungės sunkios atletiks tėvą, pradininką. Aš te apgalvoju Romaldą Žilių. Prašysiam, ką papasakot apie savo sportinį kelią, ką prasidėjai, ano sportinis kels, ką prasidėjai sunkios atletiks kels Plungė. Prašau, Romal. Jeigu pradėti, kas link sunkom kilnojim, aš turiu visų pirma dėkingas būti Šlenio Jono. Pažįstate jūs? Stasio gal? Ne, Jono Šlenio. Mas paskui tos Kalvarijo, ons ten mokytojavo. Galbūt. Ons ton, kaip tas, kurian tos, tikrindams, kaip tas sporto šaka vadinasi. Orientacininkas. Orientacininkas. Ai, Šleinius jau. Orientacininkas. Orientacininkas. Ir paskui įsikėlė į žem Kalvariją ir ten mokytojavo, ten nusimėrė vargšus. Tai ano pačią pradžią. Atsiprašau, biškį pertrauks. Ons buvo Plungė? Ons plungėškis? Plungėškis. Ons gyvena, kur gyvena, anei buvo iš Rusijos grįžę, gyvena, kur Višniauskė gyvena. Iškeim pos antram aukšte. Ten anei gyvena. O aš ten į skipą, aš gyvenau. Tai man geriausias draug buvo. Man vis drauga vyresnė buvo žmonės. Čia šnekam apie Reitau gatvę. Reitau gatvė. Na, matai, Višniauskė Reitau gatvė. O kas iš mūsų penkių buvo palikavo Šveins dagyvus. Gali vardinti vardus? Vyriausias buvo brolis Ignas, paskui ėjo broli, čia gimė Metreksai. Ne. Nebūtina. Ignas, paskui brolis Levonas gyvena Beržus, paskui pats mažiausias Jonoks ir vienintelis seselė Danutė. Tai vot tiek tos. O tėvoks mirė, sulaukė 69 metų, o mamai buvo lyg 84. Tai gal aš datrauksiu lyg mamas metų, nežinau. Gal ir įvardink, kokias metas dėmesys? 1945 balandžio 9. Sulaukėm 81 metus, važiuojame 82. O sunkumo kilnojim buvo nušleiniaus Jonė. Ir ons to kart draugavo su Mažeikiu, tos Milašačius, o Milašačius buvo Petrotis ir dar viens dviratininkas, anei ten su dviratės. Ir Šleinius dalyvavo ir Tiesos taurė dviračių. Ir prie Vilniaus kažkas ten padarė banam, kad ons nulėk nuo tų dviratį, parvažiavęs šoną, nutarkautą. O čia meta panašiai. Nu, tas gal būti apie 63 metus. Ons to kartu stipriai treniravo su dviratį, į to Klaipėdą nam, nesvarbu, koks oras buvo, su Klaipėda, kaip gyvs. Buvo fanatiks. Voštonga pradžia anu dėka ir ons, kaip su Milašatiškas dviratininkas buvo pažįstams, ir ten, kaip čia to įvardyti, on ta teisioji, kaip on Reitau važiuonė, už to teisioji ten gyvenom Bagdoną, tokiai. Tai buvo 3 broliai. Ir jie turėjo treniruotinį štongelį. Aš to kartą pažinau, kas ta štongai. Nors aš to kartą niekada pakėlė, bet, kaip sak, pirmieji pažinti buvo. Tai paskiau sužinojau, kad treniruojas sunkiatletą
vienuolių tai bažnyčia Lietuva. Ir trečias Vidurinsko sudėgi. Na, ten. Dabar Saulis gimnazija vadins. Arba ten kažkas padėjo sudegti. Bet sudėgi, nesvarbu. Na, tai ten tus išėmimus, tai matai, ten tai buvo 1, 2, 3, 4 išėmimą, ten buvo tus įdobimą, kaip vadinki, kaip mes. Kap. Na, ir Tai ten, gal turė buvo kažkiek, jiems išardė. 1, 2, 3, 4. na, ir mes tu vienam. O čia Roma meta panašia kokie. Nu, tas galėjo būti apie 60, 61. Ir to kart tą pačią pradžią ten treniravo Bernos bronis. On treniravo. A čia tas, kur nuskendė? Na, Nu. ir on to kart treniravo ir aš ten to kart iš to būrio. Net ir arba prisimenu, kas iš to būrio palieka. Na ir, Paskiau prisiminsi, pasakysi. ne prisiminti, jeigu užkarėta jau. Ne. Geriau viskas. Na ir tada pradėjome treniruotis, paskiau nežinau, kokias vėjas, ką mumis iškrapštė šitą laukų. O kas tas sąlygas sudarė iš vis? Gal atsimeni, ką galėtų ten būti 8 Ten, man atrodo, įvyko tas, kaip rusiškai sakyti, samatiokam. Ten kažkas kažką ten priglaudė. Gal čia reikės paminavoti ir Kazlauską Albertą. Jis buvo fanatik štonkas, nors pas naštogis. Ir jis pravesdavo rajon pirmenybės. Mums dirba kau. O jis dirba sporto komitete moterų kaip pirmininko. Moterų patrūta, aš nežinau, aš negaliu. Ir on to, ką pravesdavo, tas, aš to, ką pirmą kartą pamačiau, aš tas varžybas Alsėdžius. Alsėdžius, na, ten pakalnė, ir ten apačio tokia sporto salė. To, kad ten aš buvau išvažiavusi tas šventasis prekiauti, ten girdėjau prie bažnyčios, kad ten bald kažkas. Ir to, kad aš pirmą kartą pamačiau sidabrą, neprisimenu vardą. Sidabras, un to kart su kulių komanda buvo atvažiavęs. Ten dalyvau, aš ten pasigrožėjau, tas estetiškai taip gražiai ten kilnojant. Ir turėjau tus vakus, tai aš paskiau, kiek važiavau, čia prekiaudam su tas maisto prekėm, čia po tus ten kolius ir ten klausinėjau, nieko taip ir neradau aš. Tų, kad tai būtų dar išlikusi, neradau nieko. Tavo toks. Gal tik paskiau, ką pradėjau aš taip judėti, kažką su Albertinai palaikiau tus ryšionai, to, kad buvo naudų. Alberts ir Vladis Česnauskis, naudų į varžybas. Ir lengvos atletas, ko reikėjo, naudų visur teisėjavo. Naudų ten, kaip sak, nors tas buvo toks kults, sausų, tas buvo toks Česnauskis pilnas. Na ir naudų teisėjavo visus varžybas. Lengvoji atletas, kur tik reikėjo, naudų buvo pilna. Nu, o tai toks modelis. Ir paskui mes, ką pradėjau aš judėti, paskui iškrapštė mumis, kažko tas rasaus bėga. Iškrapštė mums lauko, tai paskui korai. Prasidėjo man kelionė po Plungės miestą. Iškot, kur galėtumėm, mes turėjom tokį. Ta pirmoji Leningrado gamyba štonga, jie buvo įpešti ir įlenkta, bet mums tokims sportininkams užteka. Ir iš ten, kur mes atsidūrėm, mes iš ten atsidūrėm Oginskių rūmus sklepė
jau antrą aukštą, kur ten į tą laiptinę, ten buvo tokių buvo jaukingų, kad reikia spjaudyti ton tarpą. Paprasčiausiai laikė, ten palėpė, ten nutvėrėmės tos kelias. Ir ten parbeldėn, į sklepą, ir ten pas mus, sakau, laimingi esate. Paskui mums išgien, kadangi, štai, tą štongą nukrinti, subelt, o to, kad vakarinis pamokas. Buvo vakarienė statybos technikomai, vakarinis kurs. Ne, mumis iškrapštė. O iš ten mes tam pasikraustėm. Kur mes iš ten pasikraustėm, kaip sakė, į ton. Iš šoferio Šoferio mokyklą mes į Dosaf, arba žydišką vadinamą sinagogą Klauza. Ten irgi buvo žydų sinagoga. Klauza, medinė. Nu, ir ten, suprantu, čia į pirmą buvo šoferė, o toliau buvo vairuotojas, kaip sakė, teorindalis. Nu, ir ten tarp tų įrodžių prasistumdys. Irgi, bet grindys supavos ten. Praslyda, grindys sulaužė, lauk. O iš ten, kur mes be parano. Įgamybin valdym, paskuzė. Ne, mes ten dar kažkur mes keliavome. Į kultūrnamį, ten Radvilaičiai paskui iškrapštą laukia mums. Ten mes mumis įkūrė, tai kasa kur buvo, ta tokia, išbetonuota aikštelė, ten mes buvom įsikūrę, bet vis tiek štongai. Pliaukštas, girdėt mums lauką. Tai susarvėm, kad iškrapštė. Na, iškrapšėm, o ten mes, o kaip mes ten įsikūrėm, ten matai, ten sudarba toks pliotkus, ten matai, žeima, mėgodavo komandą atvažiavę ledritininkai. Kadangi šalta, ten čiužinė, buvo šaldoma, tos patalp šalta. Mes ten, kaip mes tą vaim pakelelį turėjome, tos nustom, jiems tos veids užtenka. Ir kažkas ten pasidarbavo, tas adėjelas, paklodės, nu, veido žodžiu, kažkas kažkon. Privatizavo. Tai norėjo surašyti monei. Ir to, kad buvo tas Kulių gatvė gyvena, tas įgaliotinis, nu, tas Susatsko, aukštus. Jakaitis. O man pasivadino, aš to kartą ir buvau geležinkės stotyje iš Krūvos meistro. O to, kad statybas ėjo. Odas. Ir paskiau tas Šinainis. Paskiau metalo gamykla. Bendrabutis. Valėm įrengėm. Nu, gaudavom po 1 milijoną plytų. O turėjo 5 darbininkus. Yra ten eina deina, 5 vagonai. Nu, plytas gali vain pastatyti, iškraus. O 5 vagonam 2 valandas daug termins, viskas kaip nori tepti. Bet tai nešė. Konjaką gerą nupirkęs. Bet konjako nupirkti yra pinigų. Prakal plytų mašiną. Galim pinigų, nu, tepi sukaus. Arba nusumta ten matą mes stovėjom. Mums toliausia buvo čia. Lygiai su lygiai stuoti mūsų budeltą. O ten buvo 10 kolona, tarp kolūkin 3 dar egi brigadas. Jo. Na ir tokar samtatus, prakaplydavo tus 300 rublių darbojamus. O dabar, kai kraustėsi iš Vilniaus Veic į Kietą su ta štonga, visai kažkoks tai būrys buvo žmonių, kad reikia kilnojot,
Kaip tas vis tavo sportinis kels pasisoka, vis tiek plungė žinojai veina. Bent aš taip įsivaizduoju. Žėlių. Viskas buvo, matau, jam pagal žėlių. Matau, vieną dalyką aš galiu pasakyti tau, kad mes esam buvę linio audinių vadovų, kur buvo kultūros nama No. įbuvę. Tai mes ten antram aukšte kilnojame. Ten buvo. Per bibliotekas. Buvo gal biblioteka, o čia jūs... Aš jau nežinau, bet mes mums įleisdavo, ten aš sąrašą variau, kas, kadangi to kartą Daumant Svitstenį fabrikantą, tai tau dar kažkas. Žalems Petrus. O Petras Žalems jau prasidėjo. Tas kilnu, nu vienu žodžiu, vis kilnui, kas netingėjai. Vo tame Malašačius buvo vetanorius toks, Vytautas Laureckas, pozitiniam suorėje, toks neblogs vaikinuks. Tai vat mes taip ir lipdom, paskiau buvo dar vetanorius toks Romas Petrutis. Jam kažkas su širdelė, sustojo širdelė, merė važus. O taip iš tų mokinių, kas ko aš galiu pasakyti. Aš atsiprašau, biškį nutrauks. Sava. Visi buvo pasiekima tas laikas žymus. Apie savi biškilėlį. Savi, kad jis pagalvos, kad kitaip nebereklamauji. Žiūrėk, aš jau 4 kartą užvedu tuo. Čia ne savi reklama, o mums paaiškinti. Slidus kels, suprot, nuslys. Ne, aš suprot, jeigu pradeda apkaslinka apie mane, sunkiai mes gyvenome. Ir to kart dirbavo ŠMSV. Ir to kart, neatsimenu, žydėlis toks darba suvirintojų. Kniedis darba rėmams traktoriui. Išardydavo traktor, tos vis kniedis naują kaldavo. Ir už to kart mačiau, kaip on 120 kėlė. Ons gyvena, žinau kur. Čia kaip kombikor, mata, buitinis. Un ta gatvelė, ir ten un kampo ons gyvena, ten un kampo ta mane gyvena. Tu turėtum žinoti, toks buvo krasnus sudėtas. Mane parnauji parknydėdavo, ons to kart turėjo štongelę, ir ten vis laiką non tą pompavą. Bet aš nepritelpdavau prie tos. Dėl žinojimo, kampa gyvena Olšvans, bet mums buvo viena Raunka. Ne, tu šneki, Olšvans gyvena centre. No. O čia šneku Buitinską pasibaigė, Telšių gatvė. Ir ten į ton. Gal ten prie Zamkas kažkur. Un kampa, nu. Buvo Zamka. Tos krasnas sudėtas. Pietė dažytos buvo. Zamkas tėvus. Ne, mums nekilnuoja. Nesvaru. Svaru. Pamenavojam, prisiminsiam, pasakysiam. Nu, bet Roma. Pateis. Nu, tai gerai, tada aš to kart važiuonam toliau. Į to kart Kazlauskis buvo MSV viršininkas. Į to, kad tas metas buvo organizuoju mokymą grina melioratoriams. Dirbti su Kelmaroju, su tas. Ir jis man pasivadin, o aš to kart dirbau ten, Krūščik. Nu, pasivadina, kadangi jau su mokytais. Aš pareinu pas mamą, sakau, ten aš išeinu, nebė kas bamaitins. Ir kapį. Nu, gerai, važiuoju,
vis tik ton į Vilnių reikia nuvažiuoti, reikia pinigų. Nu, vienu žodžiu sunkiai. Nu, išvažiuoju aš į ton Vilnių, Bukiškių proftekinę mokyklą. Už Vilniaus 10 kilometrų. Ir aš tai jau suorganizuoju ten toks vyrukus, mes tai aštuonkai dalyvaujam proftekininės varžybos. Ir mes užimam antrą vietą, tas fizinį mokytos, toks, sako, nemintys, sako, negalėjai būti. O ten jau augi vyrą, ten jau nebuvo, aš buvau, ir vienas buvo iš Mažeikių, toks Vilniškos prakaitau, nuo to. Bet mūsų buvo jaudas, ten baltai lopanam, par nogar, tas prakaitavans. Ką parsivežėm antrą vietą, kaun stebėjus tas mokytus, kaun stebėjus. Ir aš paskiau, o kas treniravo, nebuvo, neturėjau. Tai aš važiuodavau į Vilnių. Į Vilnių taip reikėjo lik 6 spėti, kadangi autobus važiavo į Maišuogą, o ten studo Bukiškės. O jie ne, 10 kilometrų pieškom. Ir aš pareis naktį parent 12 valandų naktis. Vakarins nema. Spintelė nieka ne. Nu, parneštai draugą tos dovanas, bet sausą dovaną. Tai aš nuėjau, iš Trakų vienas toks buvo. Turėjau toką pirmą kartą gyvenime valgiau sūdyt lašinių. Tai turėjau ant to dėžę tokį fanerėnį, sunkiai. Tai aš tą prasitrauku. Prizą pjaun, tai lašiną praeit puikiai. Nu kas? Ir vėl trauki. Vienu žodžiu linksma. O partaša 6 valandą, 12 valandų naktais, 10 kilometrų pieškom. Ir ėjau, nesigaudžiau, paskiau pas Pocią, bet toks mane neveizė, ten aš maknuojaus. Pas Pociaus plungė jau. Ne, Pociaus praną, sunkom kilnojim trenerį Vilnių. Ir kai buvo tos pirmenybės, 76 metais, ir ons buvo ir aš pavadinau pasavis. Ir aš nam sakau, kaip sakau, prana, sakau, jautys, sakau, kad aš norėjau, kad tu mums pagelbėtum, žinai, kad aš galėčiau paaugti. Tu, sakau, dėmesį neturėjau. O to, kad buvo maniai kepti tų sporto meistrus. Matyt, buvo tos šviesas tabletėlis. Kai žinau, ką ons buvo toks sals rašomas, ten kiekvien tu turėjai treniruočių planus, ten, kaip sakė, stalčius ištrauks, tau čia ir, tau čia. Tai gaudavau, nežinau, ikonai. Ir aš paskiau stengiausi gauti tų palaimintą tabletę, aš negavau į tom pat Višniauską. Višniauskėlį treniravo Baltarusę. Tai ons tiesas to garbė, kad ons čia. Ir ons matai, ką buvo federacijos pirmininkas, ir ons šaldavo tus treneris, o tai daudavo tus geresnius anam. Ir ons įsivaizduoju, kad ons treneris. Nu ir aš to kartą, kaip Stelginus gyvenau, ir toks atvažiavau, tikės atvažiavau, našvais, kad ons toks plotnus vyruks, sakau, tu nesusiim. Sako, suiminėjau, sak, telšius. Įsišnekėjau, sakau, o kaip, sakau, tu čia. Einu, tu sak, nežinau, tų visų variantų, nu, į Klaipėdą. Sakau, nors super treneris, Alek, sak. Sak, dorinu, sak, nežal supratim neturi. Ai. Šnekau apie tai. Jo, ai, apie Ten istorija, kai kurios faktus nutyli, šnekam, kaip tu siekia meistriškumą ir kaip tu pasiekė. Nu, o meistriškoms man, kaip saka,
Trūko paprasčiausia to privedėme. Dalyvauji varžybos. Daleckam kapitos Šiaulius. Turi, o sakysim, čia apšelemsi, čia ir tas varžybų eiga, vadvains teisės, neįvaistin skaičiuoju, kiek ten tau leikt, ir leki ten skaičiuoju, parkei, ką pradėtų apšelemą, o ką pišėti. O pavyzdžiui, gal paprasčiausia yra, tik nuraminėme, kad pasiektum, nu, ir kapi. Nu, o, toks modelis, taip vargavaš. Nu, gerai, o vis tiek rezultatas buvo. Tai vis tiek rezultatas buvo. Ar čia daugiau tokiai prigimtinė dalyka tavo išėdavo? Aš dirbau didelės krūvės. Aš 300 dirbau 4 po 4 prisidamus. Tai visgi, kuo jis buvo? 300 tai kilogramą. Taip. Nu, Kad kilogramų. verta, su Viktoru žinau, kad 300 galbūt kilogramą. Tai reikia pasakyti, kad nes kas žiūrės, kad žinau, 300 kilogramų reikia Prisidamus dirbdavau 4 po 4 kartus. Tai kuo jis buvo 84. Jėgos buvo jo. 200 krūtės pasiimdavo, atsistodavo iki problemų. 190 švunkavau. Tai visai kažkas tai buvo. Nu tą, ton norėjom išgirsti. Nu, bet o trūko to paprasčiausia treneri, kad, kaip sak, privestavį. Taip, kaip jūs, kai išledat krepšininkus, ana moka, kur tau klaidė, kad mokykis. Aš čia pasivaistai vaką, aš sakau, kaip tu, sakau, vieni kalėtų, sakau, parodyk. O sakau, taip, o duko, sakau, tu meti iš peteis. Sakau, pariešas, maskamą. Sakna, nu sakau, pamėgink. Jo, matas, kirtemskis iš peteis, o visai kitokia trajektorija. Nu, vat ir... O Roma buvo, kažkoks laikmetis buvo, kad dirbot pirmą vidurinę mokyklą, kad buvo pirmą vidurinę mokyklą. Ir net buvo čempionas, Lietuvos čempionas buvo. Galbūt į daugiau vyko, aš dabar taip negaliu prisiminti. Pirmą vidurinį mokyklą. Pirmą vidurinį, ką buvo tos. Pirmą vidurinį buvo tos 76 metas. Nu. 76 metas buvo. 2 metus paėliau buvo tas čempionas. Bet ten matavo tas didysis verslininkas pasisavint. Nu, ir kapė. Ir mes organizavom, mata kas buvo. Buvo 4 pakelas. Viena buvo varžybinė, ir viena prie pat durų buvo 3-3. Nu, reiškia, šiandien dar pasimokštinti. Yra pačių salė. Visi buvo patenkinti. Nu, viskas buvo privesa mikrofoną, garsą kalbą visi žinojo, kaip sako, nereikėjo lakstyti, nu, buvo patenkinti. Kadangi da, prie pat įėjimą galėjo ten da prasimest kažkokį svorį judesi. Nu, stengiamas. Tuo laikotarpiu buvo pedagoginį institutą, fizinį katedras, docent Puišys. Ir он da norėjo pravest. Sakau, ne, sakau, užteks, sakau, tegu daug pravet kiti. Ir o taip, mums sekės. Gal mokėjom pravesti, gal du tokia patys buvom tokie paprasti. Tai kažkur tai momentų kokis maksimalis svoris, kokį asmeninį rekordą, vis tiek, jeigu jau šnekam apie tus pritupimus, pakėlimus. Man turbūt geriausias rezultatas aš pasiekiau Šilutė. Tuo kart mes
po motorzonins varžybas. Parojo 145 ir 190 pastūmiau. Kaip sakot, be 5 minučių lyg sporto meistras, bet nutrūko 5 minučių. Tai vat, tai to kartas. Ir to kart varžybų virtesys buvo Balys Stašaitis. Kauns mes parvažiavom lygiai Klaipėdą kartu. Kauns, sakau, Balį, tu, sakau, padėk man, sakau, surentaut kapčiakonį. Nu, o to kartą nei Grigiškės buvo tas centras, visi tai Nemone. Stipriausiai buvo tam Grigiškės. Na, o, tai toks modelis. Žinai, kad nebent nenuskels. Ir suprant, kad gali pasiekti, ir tau nepadėt, kad nenuramen, kad tu atsipalaidauk, kad tu gali. O trūkstu. O to trūksta. Taip kaip jūs trenerė. Sakykit, tu irgi nuramini krepšininką, kad tu nesiblaškyk. Sakau, čia irgi, reikalinga, to treneriui patapšnuojim per petį, kad tau to, nu, ir kaip yra. Nu, pradėjo tada, gerai, tu vis svorį sukilnoja, atėjo amžius, pavargo kilnuoti, pradėjo trenirauti, plungėti. Ne, aš to, ką aš treniravau, aš to, kad pats darbau. Nu, tai gerai, čia kokie panašiai metą galėtų būti. Ar buvo kolegų trenerių, katrai pagelbėdavo, ar buvo, vis tiek buvo auklėtinių kažkokių ir priklausomybė, kam priklausėt, ar pats savo susijoti kilnujat. Ar čia kokiam sporto komitetu, Nemon draugėje, kaip į varžybas išvažiuodavo. Nu, mes į varžybas. Jeigu dėkingas turėčiau būti Viliau Klimovui. Nežinau, kaip mums sekės bendrauti, bet toks man daug padėjo. Ir mes to kart pirmą vidurinį gavom, mes ton salę paranome. Tai gal Vitui Klimui. Nu, Vitui. Nu, Vitas, ne Vilius, o Vitas nu, Klimas. Vitas Klims. Ir ons... Paskiau aprūpkite, mums išdirbs savivaldybė. Ne, ons dirba partijos komitetą, ideologinę ar kažkokį skirį vadėjai. Nu ir aš pasanu, reik patalpų. Sakau, kur reikia. Sakau, gerai, mes tėvos, sakau, ons tėvos kombin Bulovau, o Bulovas šefavo per vidurinį. Odos gamyklos direktorius. Nai, ons anam, tas paskombin Vetkau. Vetkus buvo direktorius. Alfonsas Vitkus, Nai. pirmos vidurinės mokyklos direktorius. Nu, anam paskombin, kad reik patalpas. Nu, įdavė mums ton patalpelį, ten išgrindė iš tų brusų visą salę. Ne taip, bet visą salę mūsų buvo tas išgrįžta. Tai ot mūsų ta prasidėtas vis žingsniavėm su to salė. Tai ot Klima dėka aš turbūt dėkingas anam, kad ons padėjo mums. Ons, kaip sak, pasinaudoja savo sugebėjimas kažkom paspausti, par kažkom gauti. Nu, tai ot, taip mes gavom tom pirmą salę. Nu ir aš, o ten, pavyzdžiui, varžybų pravesti, į geriausią nereikia. Salį, kur gali kilnuoti, ne? Netoliai prie pat išėjimą davėjim pakel, gali vėl tai prisimesti ir išėjant. Ir į to kart nupirka 5 štongas. Ir viena kažką buvo matyti broką, tas visas gals nulūžo. 5 štongas nupirka kas? Uodas. Odos gamykla. Jo, 5
5 Leningrado gamybas. Į tą vien matyti broks buvau ir aš bent prisidamas darbau, un stovų buvau ir aš anu padėjau, tada jau tas pistas gal aš spėjau nutverti už to, kad neverstams tas. Bet pirmą kartą per tiek laiką, kad nutrūktų gals. Tas pats visas gals. Nuleidžiu. Štonga ta vis komplektacija, ne? Ne. Su visas blynas, su visko. Nu, 200 kažkas. Buvo, žadėjau, kad tik klausti, kiek vis komplektacija išėn. Bent 200 kažkas. 200 kilogramų. Na, tai mums laika tai blynų. Tai o ta toks modelis. Dėkings mano gyvenime kažkaip sekės sutikti gerų žmonių. Gal aš nebuvau pats iš tų gerųjų, bet man sekės. Ir aš dėkings jiems. O tai vis tiek, Kas? jo, dėkings Klimo, dėkings Bulovų dėl štongas, bet buvo jų gerauklyti, ne? Kažkas, jisai kažkas Jeigu kilnoja. iš auklėtinį paimti, turbūt geriausia ir du. Pakalniškis Valentins Daugus, kaip čia dabar teisingai vardinti, reitavo, mokomas gamybinis technikoms. Tai o, Gal netiksliai, bet rytau technikoms. tai ons Daugų technikom 40 metų direktorių. Ir ons kai įsilaikyti, reiškia per Respubliką, bet palieka du tokie technikomai. Anus uždaryti. Tai ons organizuoja mokymus pasieniečiams, dar kam nors, nu, kad mokykla turėtų užsiėmimą išlaikyti mokytojui. O ons 40 metų vadovavo. Pedagoginį, ons baigė pedagoginį aukso medalių. Įgavo paskirimą Vilnių. Į to kartu su ta mergelis pažin iš Daugų. Na ir ons ne, sakė Daugus. Tai vis stebas, vis nori Vilnių, o tas Į kaimą. į kaimą. Na ir davė, ir ons pradžio ons dirba to technikomą. Pavaduotojų, to pirmininką direktoriaus, paskui ons parėmė savo rankas. Tordo sūnus. Irgi taip mes čia rašėm, kažko pragrajau šiandien telefoną. Įdavėns ir Vaitkus Valds, veterinarijos akademijų dirba operacijas šunims. Anam važiu iš visos Respublikos, nie lygių. Ronka turi atkalis operaciją šunims. O tada du taip, kad rėjau. Nu, jeigu taip dar kitus, paskiau ir Brožus Vitauts čia gyvena. Kapčių senųjų kelių un telšių. Tai ten, kur buvo tas nusipirkęs sodybą. Milleris, kapons buvo. Tas verslininkas. Nesvarbu, jau netep. Na ir ons užsiėmė tekinimas, tekina turėklus, turi užsakymą. Tai taip, kad jau, kaip sak, neprasigėrė. O Romtus buvo, da Kryževič Antans buvo. Ai, ten ir. Kokia ana buvo. O tai štonga taip kilnuodavo. Nu, ons buvo to auklėtin lygį. Gal toks mėgėjas. Nieko nustabiausio paskiau. Palekė geri draugą su
su Zeniauskiu yra, ten suksau barakudą. Ir ką papė. Gerai, o dabar iš šeimos narių vis tiek Egidijus irgi kilnuoja, na? Nu, kilnoja, bet matau, kap vakar ten šaiba žaisdavo tarp namų, išasfaltuota, pašaldavo, ten grinslats. Ir matai, iš tų ledo ritulį gavo į kelieną, paskiaunam gavos komplikacijai, Iš šaibos gavo į kėlį. Jo, ir ons gavo, pasidavė operacijai dabar ir ons nieka. Bet vis tiek jums jau kilnuoja visai neblogus svoris, ne? Nu, kilnoja ons, jeigu jamont už Nemon rinktinę, ons pirmam sunkiame, ons tapė 5-6 būdavo tų kaimai, Sąjungos kaimai jaunimai. Nu, ir turėjau prizininką, grosus, 52 kilogramų. Mums tau kart laimėjai 3 vietą už Nemon rinktinį. Čia kaip čia išvartus. Tarybų Sąjungos kaimo jaunimo 52 kilogramų svorio kategorijų, trečiosios laimėtų. Jau čia jau. Nu, ir aš to kart, ten buvau suknest ant savo diplomas, tvarkėm, atšveičiau, aš buvau tam davęs Veršelovą, kad jis saktų, parod, kai buvo tokių akovas. Nu, kažkons neįvedam sanu sutartį. Ir kapim, tai o toks medalis. Jo, sunkia, kol pradėt, kol išsilingauji, bet dar sunkiau prisiminti, kad nieko negali padaryti. Dabar reikalavimą kiti. Dabar tos šventos tabletės, kiekvien sen augentor ir kapėjų kom padėpsi. O man trūka tų šventųjų tablečių, o man teikti reikėjo, būčiau meistras padaręs. Ir vien laim, kad negavotų šventų tablečių, dabar jis sveiks, gražus, o su tom šventom tabletėm labai greta ten. Ne, labai gera, kad negavo. Dabar gera, tas rajon pirmenybės padarba ir pasibaigė. Geriau be šventų tablečių. Nu, nors aš būčiau. Nors paėmus 64 metais išėjau į kariuomenę ir aš dar sudalyvavau, buvo Šiaulius ir jaunimą ir saugus pirmenybės. Ir aš ten įsiprašiau, kad leistų mane su tas lengviausiu svoriu išimtis atveju ir aš sudalyvavau. Ir man draugėlis, mums palėka, aš išėjau į kariuomenę to patį, lapkritį 20 išmoviau. Ir atsidūrėm mes ten Vilnių, bent 3 paras išbuvom mes ten. Na, matai, o to, kad buvo, laimėjau aš pusunkiam, kon aš padėbau. To, kad buvo 3 veiksmas, spaudėms, ruoms ir stūmėms. 110 paspaudžiau, 100 parovau, 140 pastūmiau. Ir žmėjau per veitą. O Giedraitis, mums jau dalyvau paskutinį dainus matą. Rezultatą mums jau žena. Ir mums to, kad išėjai sunkesnė, kam čia vargintais. Na ir kas buvo čempionų orden, tas medalis. Ir dar to, kad buvo, tas metas buvo rusiška tokia panašia kaip sporto meistras. Kandidat mastera sportą buvo. Ne, buvo toks panašiai kaip sporto meistras, toks pat
ten rašys kandidat narodov SSR iš sidabra. Tokie buvo, panaš kaip sporto meistrai. Tad tas man draugėlis paėmė į to medalį, į ton ir nuplaukė. Parėjau iš kariuomenės, aš parvažiavau anksčiau. Matai, mes kažką pasistumėjau į ton. Aš pradėjau tarnybą Omske. Mūsų skaitės инженерно-железнодорожная бригада. Ne divizinė, bet brigada. Ir centras buvo Omske, o mūsų pats kareivinis buvo pusę valandos električka. Tai kai gal tas atstoms būti. Tas apie, 40 km. 40-50. 50-30 km. Kaip ta električka važiuojam dar. Ta električka ten iš Omska lygi mūsų stoties ant tik Benveins stojimą turėjai. Ir to, kad Apie 50 km. mūsų čia stotelė paled, iš čia lygi Dalin 6 km peškom. Sveko gyvenot. Anai. Valandą jiem. Valanda tai nebloga turi minkyti. Jo. 6 km į valandą tai... Jo. O sukerzavas bateles, dar tai jie gautų namokšiškausi viniuosi, tad nedaug nedavęs. Nu ir aš iš ten, matau, papaulę, ir ten paskiau buvo, kaip čia lietuviškai, štabo viršininkas, major Železniov, toks ryžus. Aš žinau, kol aš namitikau, jeigu man duodavo leidimą, aš važiuodavau iš ten į Omską treniruotis. O ten nuvažiuojant į ton salę, viskas rengiama ir ne vien žmogaus. Nu, kaip sako, atrasot galėt patarti, ten taip, nėra. Aš paskiaunam sakau, kokius skirtums, ar aš čia viens, dėpsiu, ar aš ten sakau. Nėra, nei trenerį, ne nieką, ir paskiau navažiuoju. Į to kart ruošė vyrėjus. Vyrėjai, ir man pasivadint, sako, paėdė iš Novosibirsko. Sakau, ko aš man nusikaltau. Mokysis vyrėjų. Vons matai, žinoj, kad sporto klubs viskas, jie nebus išvėpęs. Nebus įstepęs. Na ir aš, nuvažiuoju ten, mūsų, bet kas keiščiausia, karinė miestelė, dar liek iš car laikų. Plytas tokių raudono, bet kaip tašta, raudonas, toks skauda raudonas, ir tai mata aplinko moliną. Toks skauda raudonas, iš tų dar car laikų pastatytas kazarmas. Ta mūsų virtų, kur vyrėjai mes čia mokėm skersa kelią. Paskiau aš atsidūriau čia, į tom pastatą, per kelią. Na, į ten, man sekėsis mokslas, kažkaip tas, tarp dorna, o ten visokių buvo. Tai ten įkilnuoja. Ir ten kilnuoja, ten eidavo į ten sporto klubą. O tas sporto klub kažkaip nebuvo, buvo bažnyčios veituvai. Ten mes ten buvo tas salelė, mes ten kilnojom, paskiau ten centrinė, Novosibirske ten pirmenybės buvo pravedams. Ir ten CSKA rinktinė vis atvažiavo treniruotis ten, tas eilė pavarvindavo, oi ten.
buvo ten visokių. Na, tai iš mūsų būrė toks Zausajos 52 papaulė paėmė mane į CSKA. Paskui aš buvau nuvažiavęs į Maskvą. Pas ano irgi buvo sąjungos trečios veids laimėtos. Na, ir paskui buvo toks Jakunins 52, 75, 75 tam svorį. Ir on pas Pliuferderį Rostovas. Paskui Pliuferderis ten ką po tų knygų raštų knasamai. On pravažiuodams čia Lietuvo matyti, Nemon paprašė. Ir on aš irgi senu šnekėjau. Aš paklausau, sakau, kap Jakunin, sakau, ten kap ons irgi tą kap trečios veitas laimėtų sąjungoje. Palikau raktą, mašinu atsištą jūsų. 20 eurų bedėjau centą. Ne, sako, šova, sakau, kap. O trečios veitas sąjungoje tokiam svorį netapiau, galėjai papolti. Sakau, nu, sak, su mašina. Gerai, Roma, dabar grįžkim į Plungės nuodėmingą žemę. Nu, su kom? Ko mes dabar treneri? Trenerių nebuvo. Trenerių nebuvo, dabar ką? Mokytojai, jie kas link mokytojai. Mūsų, aš baigiau ton 7-metį, kur dabar Plungė ir Senuką kapą. Senuką. 7-metį. Ten buvo kažkas. Ten, na, kaip sako, be grieko. Nu, ten kažkam reikėtų įsivaizduoti, vis ton gatvė, sodas buvo. Ten paskui prisistatė. Gyvenam. Mokykla čia buvo irgi. Mokyklų žemė didelį plotą žemės. Centre. Na ir mes ten, iš tų laikų taip, kon aš mokytoje, kam galėt prisiminti. Kažko varveklis. Prisiminčiau aš mokytojai rusų kalbos. Petrutienė, Petreikienė. Petrukienė. Čia prie vajenkomatą gyvena. Jo, prie vajenkomatą. Petrukienė. Nu, Anna. Įmon mokytoja dabausnė. Na, paskiau lietuvių kalbos mokytojai Jonušienė. Reitau, gatvėje ten toliau. Mažylėlį tokį. Na. Jo, Jonušienė. Ir mes tau kartą važiuodam talkavoti į trojkius, tai per pelkę reikėdė, o kopras įvedo, aš nusineždavau. Nu, vienu gatvę augom, nu, kas su anos doktoriu buvo, anos doktoriu apsižai buvo užanotas su Garjonučiu, Pauliu. Irgi mokytojai Garjonin. Irgi mokytojai tapo. Ane, tus tame gimnazijoje bandėsta. Nebacim, kur nesvarbu, bet irgi mokytojai. Jo. Nu, tavo toks. Roma vės ten tą taurę. Ta šta. Jo. Ta taurė parkeliavo iš Radviliškį. Radviliškį mes, aš to kart gana tik solidinius rezultatus pasiekiau. Ir man tas sport komiteto pirmininkas mane teikino. Tai vienintelė taurė, to kart nebuvo madu tas taurės, kaip dabar duoti. Jo. O to kart nebuvo. Popieriaus gabalio gausi ir linkime pasveikti. Jau gava taurė, jau
Arba medalį, tai jau buvo čia jau. rimta nusipelnys. Jau tokį. Nu, Tok taurė, tas laikas gavo tok taurė. Tai Nu, čia. tai N parvažiavo iš Radviliškį. Bet su akcentu sunkom kilnotos. Jo. Nu, tavo toks medalis, konda aš gal papasakoti. Trenerį neturėjau ne veiną. Ir ten prašiau į veiną. Dar turėjau garbės su Leitons. Juk Leitons. Kakainį. Kūno kultūros institutė. Nai. Buvo toks. 64 metas sporto komiteto pirmininku buvo to kart seminaras KKI. KKI. Kūno kultūros Nai. institutė. Kakainį. Visus rajon pirmininkų sportą į seminarą. Nu, ten kiekvienas. Vienas sport, treneri. Ir aš to kart pasleiton sakau, jūs sakau vadovauju, sakau, federacijai sakau, gal jūs man sakau, pabūtum treneriu. O, aš netreniruoju. Sakau, kaip tu sakau, dėsta. Kaip tu sakau, gali dėstyti, jeigu tu sakau, tu nežali supratami. Ko nors man nieko nepadės, aš taip savo darbą. Ne, taip, numykė. Ir paskui matai, kaip jau buvo rajon pirmenybės, tos Rasport pirmenybės, nu, atvažiavo, sveizė mani. Kraj pagalvani, kaip na dana namai, kaip čia tada, kaip pas mums atvažiavo. Vat ir tokių situacijų, o taip aš neturiu. Dar man pasėjai gyvenime, sporto klube, kaip buvau aš, mes turėjom dalyvauti, sakysim, už tus kapanus vadinas, desantininkus, aviacijos, raketčikus, nu, už pat kokį dalį reikėtų, on prieš pasakėti, kad buvo staršą redavo, takai, on prieš toks palakėti. Na, tai mes to kart susidūrėm su raudoniu. Aš nam 2,5 kilogramų pralošiau. Kauns vien veizė į mane. Prašau, on išvažiavo iš Kauną, nu trenerį. Nu treneris išleido. Nu. O aš samatiokam. Žinai, ką apie sunkę. Gerai, Roma, tada kon mes galim padėkoti už prisiminimus. Klausyk, Tikėkim, kad ne kavos gersit.